Žemė mūsų namai, todėl turime ją puoselėti ir saugoti, o mums ją rūpintis padeda atsakingas požiūris ir ES sanglaudos fondas. Nors Anykščių rajono šis fondas neremia, tačiau jis finansuoja RAC Utenos atliekų tvarkymo centrą, kuriam priklauso Utenos regioninis sąvartynas Mockėnų kaime. Į šį sąvartyną yra vežamos visos Utenos rajono žmonių atliekos. Apie atliekų rūšiavimą Anykščiuose ir miesto apskrityje papasakos Anykščių komunalinio ūkio direktorius Kazys Šapoka. Jūs atvykote į uždarą akcinę bendrovę Anykščių komunalinį ūkį, kuris viena iš paslaugų yra tai atliekų rūšiavimas. Tuo tikslu Anykščių rajone pas mus komunaliniam ūkį šiais metais pradėjo veikti, gegužės mėnesį pradėjo veikti atliekų rūšiavimo linija. Dabar koks yra tikslas? Rajone ir mieste yra pastatyta apie 400,5 antrinių atliekų konteineriai, į kuriuos gyventojai turėtų mesti išrūšiuotas atliekas. Tuos išrūšiuotos atliekos toliau vežamos prie rūšiavimo linijos ir tenai yra dabar atskiriamos į tas vadinamas gal kokias 8 dalis ir tada išrūšiavus jos nebepatenka į atliekų sąvartyną, bet yra perdirbamos ir panaudojamas tolesniai kažkieno tai gamybai, vienu žodžiu. Ir va šitaip yra sumažinamas atliekų srautas. Rūšiavimas pas mus yra Anykščių rajone, aplamai pas mus veikia regioninė atliekų sistema, tai kadangi yra vienas sąvartynas, kuris apjungia 5 rajonus ir Visagino miestą, atliekų rūšiavimas kol kas yra dar tokioj, kaip sakant, kūdikio amžiui. Kadangi iki pilno rūšiavimo, kuris yra vykdomas, sakykime, tuose vakarų valstybėse, kur atliekos yra išrūšiuojamos iki 70–80%, tai pas mus tas rūšiavimas, galima sakyti, jisai atrūšiuojama atliekų kiekis panašiai kokie iki 10% skaitau. Bet tai irgi yra palyginus nemažas skaičius. Ir ta linija rūšiavimo pas mus tikrai pasiteisino, kadangi atliekų srautai patenkantis į Utenos regioninį sąvartyną sumažėjo. Ir ateityje manau, kad jie dar irgi mažės. Ir tuo labiau, kad yra lengviau atskirti ir atliekas, kurios atskiriamos, sakykime, prie kapinių, jos irgi taip pat atvežamos čia yra išrūšiuojamos, kas sudaro irgi nemažą atliekų srautą. Pradėk nuo savęs ir rūšiuok atsakingai.